Nieko nekalbama apie šešėlį. Šešėlį yra kas 11 PVM euras, tai reiškia, kas 11 euras yra nesumokamas. Po šitos reformos jie padarys didžiausią apmokestinimą Baltijos šalyse. Iš principo politikoje labai trūksta būtent idėjų, ideologijų. Ekonomikoje matematika yra mažiau reikšminga už elgseną. Ir Nobelio premijos laureatais tampa tie ekonomistai, kurie ir žiūri į visuomenės elgseną. Sureikšminkim. Liberalų sąjūdžio tinklalaidė, kurioje atskiriame faktus nuo politinio triukšmo. Pokalbiai su politikais ir savo reikalo žinovais. Aktualiai, racionaliai, liberaliai. Sveiki įsijungusieji į liberalų tinklalaidę ir šiandien pabendrausime su dviem liberalų sąjūdžio frakcijos nariais, dviem Simonais, Simonu Gentvilu ir Simonu Kairiu. Sveiki. Gerą dieną. Dėl ko susitikom? Šį kartą aktualiją, štai kairieji atnešė mokesčių reformą. Daug aptarta, turime projektus. Na ir paskaitai projektus, kyla klausimas, pagaliau gyvensim kaip Švedija, ar ne? Simonai, pats gyvenęs Skandinavijai. Nemanau. Aha. Vienas dalykas, ką galima pasakyti, gerai daro valdantieji, kad jie daro tai pačią pirmą sesiją, nes jau patys suvoks paskutinėmis sesijos laikotarpiu, ką pridirbo čia. Sustabdė ekonomiką ir sustabdė Lietuvos lyderystę. Tai jie pajus dar šią kadenciją po šitos reformos. Tai ką pridirbo, Simonai? Tai stengiasi pridirbti. Kol kas dar nepridirbo, kol kas Lietuvos ekonomika yra auganti, kol kas ekonomikos modelis yra arčiau šveicariško modelio, kalbant apie mokesčių perskirstimo tarkim procentą ir panašius dalykus, bet žinai, kai tu tiek metų klausėsi, tarkim, pono Algirdo Syso ir dabar jis yra tas žmogus, kuris turi galimybę prisiliesti Dirigentas. Prie šitų sprendimų ir sudiriguoti šitą simfoniją, tai yra neramu. Ir neramu pirmiausia dėl to, kad man toks jausmas yra, lyg mes kažkur grįžtame į sovietinius laikus. Nes visa reforma pirmiausia nebėra apie gynybą. Ar reikia iš principo keisti mokestinę sistemą, tai čia yra kitas klausimas, bet mesgi pradėjom nuo gynybos klausimo ir 5-6% nuo bendrojo vidaus produkto. Tai mes nuo to pabėgom, o jeigu jau ir kažką darom, tai labai aiškus yra taikiklis, kaip sovietiniais laikais. Viskas, kas turi žodžius. Komercinės patalpos, pelnas, žmonės, kurie turi daugiau pajamų, dirba įvairius darbus, užsiima įvairiom veiklom, tai šitie žmonės bus taikiniai. Ir čia manau, kad su Skandinavija nieko bendro neturi, čia daugiau tokia sovietinė mąstysena, tiem, kas sekasi, tie turės ir sunešti visą tą gėrį. Dar dividendas ir kapitalas galime pridėti prie šitų sąvokų. Bet labai irgi įdomu, kad pelno mokestis didinamas, o iš pelno mokesčio dividendo apmokestinimas neįtraukiamas į bendrą visų pajamų apmokestinimą. Tai aišku signalas, kad kol bus didinamas pelno mokestis, turėsi dar laiko tarpą išsimti viską dividendais su mažesniu apmokestinimu. Ir mes greičiausiai turėsim šiuos metus ir kitus, kada iš ekonomikos skaičių gyvensim iliuzijoje, nes ekonomika dar atrodys pakankamai neblogai, vien dėl to, kad bus skubama išsimokėti pelno mokestį, dividendus ir kitus dalykus, dar inerciniai dalykai. Tai, kaip Simonas sako, gerai, kad jie tos dalykus daro dabar, dar spėsim pamatyti visas neigiamas pasiekmes. Bet tos neigiamas pasiekmes, aš manau, kad visų aštrumu atsisuks kokiais 2027-aisiais. Čia užsiminėte apie pamatinius ideologinius dalykus. Vienas iš tų ideologų, kuris yra ryškiai matomas komentuodamas mokesčių reformą, yra jau mūsų minėtas Algirdas Sysas, kuris veikiantis Seimo narys yra nuo 1996 metų. 30 metų žmogus svajojo apie šitą perskirstimą, progresyvumą. Dabar Syso svajos pildosi. Kokia ta Syso svajonių Lietuva? Kokia ta Syso Lietuva? Kad kai kas nieko nemokėtų ir toliau mes dalintumėm socialinę paramą netaikliai. Nes socialinės paramos biudžetas augo daugiau šiemet negu krašto apsaugos biudžetas. O atsisuksim į lojaliausius valstybės gyventojus ir verslus. Nieko nekalbama apie šešėlį.
Ta prasme, šešėlyje yra kas 11 PVM euras, tai reiškia, kas 11 euras yra nesumokamas ir jeigu mes rinktumėm taip mokesčius, kaip estai renka, tai turėtumėm papildomą milijardą. Nereikėtų kelti mokesčių, norint didinti valstybės pajamas. Tiesiog reikia sutvarkyti šešėlį. Nes Estijoje PVM atotrūkis yra 3%, o Lietuvoje yra apie 9%. Tai Sysas nežiūri, arba Šadžius nežiūri, arba Paluckas nežiūri į šešėlį, nežiūri į perteklinės valstybės išlaidas. Žiūri tuos, kurie turi daugiau. Bet ima iš tų, kurie jau moka, dirba, veikia, kuria. Ir čia yra labai blogai, nes daugelis signalizuoja apie tai, ką Simonas kalbėjo ką tik, kad išsitrauks kapitalą, neinvestuos, išvažiuos, išsiveš, o darbo vietos, kurios kūrėsi Lietuvoje, ypač emigrantai, daug uždirbę lietuviai svetur, kurie grįžo į Lietuvą, o 5 metai iš eilės į Lietuvą grįžta daugiau piliečių negu išvažiuoja, jie nebegrįž arba išvažiuos, dėl to, kad atlyginimų dydis, atlyginimų mokesčiai bus labai, labai dideli. Ir čia reikia priminti, kad didžiausia gėda, socdemai daro tai, ką jie šnekėjo, bet didžiausia gėda krenta ant Skvernelio, Luko Savicko. Dėl to, kad jie prieš 7 metų, kai darė Viliaus Šapokos rankomis reformą, kalbėjo apie milijonų ir vienas iš 4 pamatinių principų, ką jie kalbėjo, kad Lietuva turės mažiausią darbo apmokestinimą Baltijos šalyse. Ir liberalų idealas tai. Po šitos reformos jie padarys didžiausią apmokestinimą Baltijos šalyse ir tie, kas dirbdavo, uždirbdavo ir grįžo į Lietuvą, jie išsikraustys. Tai Skvernelis prieš 7 metus, jeigu jį galima buvo pavadinti liberaliu politiku, dabar yra visiškai suraudonavęs. Apie Baltijos šalis kalbant, Vilnius kaip tik paskelbta tapo turtingiausių Baltijos šalių miestų ir taip ar nesusidaro įspūdis, kad mokesčių reforma nukreipta būtent į sostinės sėkmę? Tai akivaizdu, ne tik į sostinės, bet ir aplamai. Ką yra atnešę Lietuvai tokie politikai kaip Sysas ir visa ta kompanija? Nes kalbėti apie Skvernelį ir apie kitus aš nelabai galiu, nes jie yra kaip balta mišrainė. Bet kuris ingredientas, jis vieną kadenciją gali būti žirnelis, kitas bulvė, trečia majonezas ir panašiai. Tai, bet yra, dėl ko aš kartais gerbiu politikus, kurie atstovauja savo ideologiją, tai Sysas turbūt vienas iš tų. Bet ką jis yra atnešęs, tai yra iš esmės šitos visos dogmos ir sukūrė tą, kaip čia, ne tą, o tas 2 Lietuvas, apie kurias mes dažnai kalbam, padarė kažkaip surišiavo žmonės į sėkmingus ar nesėkmingus. Ir mes daugiau, turbūt 10-20 metų mes naudojam vieną tezę, kurią neteisingai šifruojam ne tik mes patys, bet net dažnu atveju net ir ekonomistai. Tas mistinis perskirstimo didinimas. Reikia labai aiškiai irgi visuomeniai paaiškinti, kad tas perskirstimas ir jo didinimas tai nereiškia, kad, nuimsim daugiau, pavyzdžiui, iš kur? Nežinau, iš kokios kultūros ir daugiau skirsim pensijom, pavyzdžiui, ar socialiniai politikai, arba daugiau nuimsim iš kokios nors aplinkosaugos ir perduosim švietimui. Ne apie tai kalba. Perskirstimas yra santykis tarp to, ką sukuria ekonomika ir kokios nėra viešosios išlaidos, arba kitaip tariant, valstybės patvirtintas biudžetas. Ir čia labai aišku, kad Lietuva ir be Syso pagalbos sėkmingai evoliucionuoja ir yra net neartėja, bet yra praktiškai šveicariško modelio ekonomika, turėdama 34-36% perskirstimą, kai Šveicarija turi ten apie 30%. Kita medalio pusė yra, tarkim, ta pati Prancūzija su 60 kelių procentų perskirstimu, apie Šiaurės Korėją gal nekalbėsim, nes neiškrenta iš konteksto, kur tas perskirstimas yra dar didesnis. Bet esmė yra ta, kad čia jokio nėra socialinio teisingumo, jokio normalaus efekto, o tai yra tiesiog mokesčių didinimas, tai socialiniai geroviai pagal Sysą kurti. Bet kaip jau ir Simonas minėjo ir ką mes pastoviai norim pabrėžti, kad visgi ekonomikos augimas yra didžiausia vertybė, jinai skatina konkurenciją, skatina kompetenciją, skatina energiją, judesį, valstybės gyvybingumą
Ir jeigu tik tas dalykas sustos, tai sustos ir tos pačios pensijos, kurios beje yra indeksuotos dar Skvernelio laikais ir prie ekonomikos augimo tiesiogiai pririštos. Kaip pavyzdys, kiekvienais metais biudžetas surenka papildomą milijardą. Tai tas milijardas yra dėl to, kad ekonomika pagamina daugiau eurų. Ir tada tas pats procentas perskirstama, bet jeigu stoja ekonomika, tai to papildomo milijardo nebus. Ir čia reikia prisiminti Centrinio banko vadovo Gedimino Šimkaus žodžius, kad mes patrankas ir šautuvus perkam ne už procentus, o už milijonus ir milijardus, ta prasme už konkrečius pinigus. Ir tu gali pakelti procentą, bet sustabdyti ekonomiką. Ir tai įvyko Estijoje. Ta prasme, Estai sukėlė mokesčius, sustabdė ekonomiką, perskirstimas išaugo, bet milijonų ekonomikai sumažėjo. Net ir Šadžius pripažįsta ir Seimo tribūnoje, kad ekonomikoje matematika yra mažiau reikšminga už elgseną. Ir Nobelio premijos laureatais tampa tie ekonomistai, kurie ir žiūri į visuomenės elgseną. Tai sustabdyti visą tą judesį yra labai lengva. Ir ta reforma mes labai bijom, kad prie to ir prisidės, nes imant visus tos reformos, tarkim, elementus, pats pavojingiausias tai yra tas, taip vadinamas visų pajamų apjungimas. Va čia yra didžiausia bėda, čia yra didžiausias smūgis tiem bekuriantiem, tiem dažnu atveju gyvenantiem didmiestį ir panašiai, ir, nes tie žmonės ir suneša visą biudžetą. Ir koks yra šiuolaikinis žmogus. Tai dažnas ne tik, kad dirba kažkur pagal darbo sutartį, užsiema kažkokia individualia veikla, sugalvojęs, kaip panaudoti savo vienus ar kitus gebėjimus. Galiausiai įprasta yra, tarkim, įsigyti kažkokių akcijų, prekiauti jomis. Tai užuot skatinę žmonės nežiūrėti į valstybę, o savarankiškai veikti, mes visgi sakom, kad žiūrėsim tik kuo tiksliau suskaičiuoti, kad pritaikyt kuo didesnį tau tarifą, įvertinant visas tavo pajamas. Dar prisimenant, tiksliau, ar atsimenama yra politinė istorinė atmintis, kalbėjote apie perskirstimą, 2008 metais mokesčių ir bendro vidaus produkto santykis buvo 31%, 2012 metais krito iki 27%. Bet Simonas labai teisingas. Jeigu nėra augimo, tas perskirstimas natūraliai gali pradėti didėti. Dėl ko taip atsitiko? Logika. Dėl ko sumažėjo perskirstimas? Atsimenat, kas atsitiko? Mokesčių reforma. Norėjo surinkti daugiau, surinko mažiau. Čia irgi pavyzdžiui su kavinių apmokestinimu 21,9%. Tai biudžeto finansų komitete praeitą kadenciją buvo rodoma, kad su mažesniu kavinių PVM maitinimo įstaigų pajamos yra didesnės. Tai reiškia, kad slenkasi į šešėlį. Lietuvoje dar cirkuliuoja labai daug grynų pinigų ir jie yra žmogui. Statybos, maitinimas ir didesni mokesčiai dažnai nereiškia didesnio biudžeto. Ir tiesiog nemušama į kasą ir mušama, kad atšaukti tenai kažkokią kvitą ir taip toliau. Tai taip pavyzdys, vien iš šešėlio, jeigu mes dabar galvojam, reikia valstybei pinigų, tai ką turėtumėm daryti? Paimkim pavyzdį iš mūsų praeitos kadencijos. 23 metais iš šešėlinio PVM surinkta 238 milijonais berods papildomai, nekeliant mokesčių. Kaip tai įvyko? Tai dėl to, kad atsirado automobilių prekyboje savininko deklaracijos kodas. Ir nuslėpti ir dirbtinai sumažinti automobilio vertę. Automobiliai dažnai perkami, neparodant tikrosios vertės, tai vien iš to 100 milijonų atėjo papildomų biudžetą. Niekas nekėlė jokių mokesčių, tik tai apskaitą sutvarkė. Tai, yra tie pinigai ekonomikoje, jie sukasi ir automobilių prekyboje veikiantis verslininkai suprato, kad pagaliau reikia mokėti mokesčius. Ir mokesčiai nebuvo liečiami, juos tiesiog pradėta mokėti. Bet nereikia žiūrėti net į 2008 metus, reikia žiūrėti ir dabar, kas vyksta Europoje, kas vyksta pasaulyje. Trumpo administracijos sprendimai liečiantis ekonomiką, tarifus, mokesčius ir visus kitus turėjo labai blogas pasekmes.
nes JAV skolinimosi reitingas iš pačio aukščiausio per vieną laiptelį krito į apačią ir tai turės labai konkrečias pasekmes, kalbant apie brangsiančias palūkanas. Tai dabar įsivaizduokit, argumentai kokie buvo. Politinis nestabilumas. Tai jeigu mes šitomis reformomis atnešim į Lietuvos politiką ir gyvenimą politinį nestabilumą, o tą dabar jau stebime, tai tos reitingo agentūros tikrai gali sumažinti Lietuvos reitingą iš A į žemesnį, kas taip įvairiais skaičiavimais, jeigu žiūrint dabartinę situaciją, tai iš esmės būtų realu, kad pavyzdžiui palūkanos kokiu 1% punktu didėtų dėl to, o tai reikštų apie 300 milijonų, kas iš esmės yra 1% punktas PVM surenkamo mokesčio. Tai kitaip tariant, aš visada stengiuosi pabrėžti, kad mokesčiai, kaip niekas kitas, labai priklauso nuo plataus masto susitarimo tarp politikų, tarp verslo asociacijų, kitų socialinių partnerių. Ir mums irgi su kolega teko dirbti ir vyriausybė, ir praėjusioje daugumoje, tai irgi buvo sunkių sprendimų, bet buvo susitelkimas, buvo aktyvi pati verslo bendruomenė ir nuo sausio 1 yra koreguoti tam tikri mokesčiai ir jie keliauja tiesiai į gynybos fondą. Vadinasi, kai norim, galim susitarti, nesukelt nestabilios padėties, ir suvaldyti visą situaciją. Ir liberalai norėjo tartis, siūlyti tam tikrą savitarpio dialogą su dauguma, bet buvo net atidarytos duris. Pavyzdžiui, nebuvo jokio kontakto iš dabartinės daugumos su opozicija dėl to, kad būtų aptariami mokesčiai. Tai su mumis nesitarima, su verslu nesitarima. Negirdima. Ir nėra to buvę istorijoje, kad raštu 200 organizacijų, verslo asociacijų kreiptųsi į vyriausybę dėl. Ta prasme, nėra net didžiausiamis krizėmis buvę. Ir tai yra signalas, kad užsidarę kabinete keičiasi 5 žmonės nuomonė. Ir mokesčiai yra socialinis kontraktas su visuomenė. Valstybė, jeigu mes norim didinti pasitikėjimą valstybę, tai turi būti sutarimas, kad klausykit, kaip su darbo kodeksu. Verslas pasakė, bus 100 000 papildomų darbo vietų įsteigta, jeigu atsiras naujasis darbo kodeksas. Butkevičius tą išgirdęs, ėjo į priekį, nusvilo dėl to, kad patys ten konfliktuoti pradėjo, bet tai yra socialinis susitarimas, kad keičiam darbo reguliavimą, atsiras papildomų darbo vietų. Dabar niekas nedirdi nieko, kad išvažiuos kapitalas, neinvestuos, darbo vietos bus žlugdomos, tiesiog sakoma, mes padarysim. Ir aš čia, pasižiūrėkime, kas dabar dedasi. Pakėlėm bankam 20% pelno mokestį, Sebas jau išsikrausto į Taliną. Tai neatsitiktinumas. Ne, dabar jau girdisi, kad Revoliutas irgi planuoja išeiti iš Lietuvos. Ir ką mes turim? Mes turim neproporcingai didelį apmokestinimą, 21% bankams, turim raganų medžioklę ir staiga bankai išsikrausto iš Lietuvos. Tai pakelsim mokesčius, tai ne vienas bankas, bus ir daugiau įmonių. Dabar draudimą nusitaikėm, tarkim, draudimo sektorių. Finansinės paslaugos iš esmės neapmokestinamos visame pasaulyje. Tai vietoj to, kad skatintumėm, dabar draudime mes uždedam apyvartos mokestį PVM tipo, pavadinam tik tai į saugumo įnašų, tai Lietuvoje kapitalas išeidinės. Ir turim pavyzdžių su bankais, turėsim ateityje dėja po šitos reformos, jeigu bus jinai įgyvendinta, daugiau tokių pavyzdžių. Bet štai politika nesuformuoja naujo daugumoje, politika yra veiksmas, jiems reikia veikti, galų galia programa yra, ar ne? Bet panašu, ar kartais geriau nieko neveikti? Žinot, aš kitą turiu tezę. Man atrodo, kad Lietuvos politika tapo tokia, ypač žiūrint iš šios kadencijos Seimą, su visa pagarba kolegoms, bet daug tiesiog žmonių yra iš regionų, matosi, kad jie buvo aktyvūs, savivaldybių tarybų nariai ir panašiai. Aš nemanau, kad politika yra apie procesą, ar apie veiksmą. Politika pirmiausia yra apie valstybinius procesus ir sugebėjimą tai vertinti, sugebėti
toj terpėj diskutuoti, naviguoti. Matyti iš paukščio žvilgsnio valstybę, ar ne? Ir valstybę, ir visą aplinkinę situaciją. Tai manau, tai yra labai svarbu. O politika patapo tokia pigi, paprasta ir politika yra tokie problemų sprendėjai. Pamatau žmogų ir matau problemą. Ir net jeigu tas žmogus net nežino, kad turi problemą, ar jis nenori, neturi tos problemos, jį vis tiek stengiasi įtikinti, kad žiūrėk, problema kažkokia yra. Aš manau, kad laisvam demokratiškam pasauliui, kurį sudaro, nežinau, apsišvietusios, išsilavinusios asmenybės, iš principo politikoje labai trūksta būtent idėjų, ideologijų, kažkokios atramos į tai ir noro tiesiog tapatintis su kažkokiom pažiūrom, nuomonėm į vieną ar kitą klausimą ir mes čia kaip valstybė daug prarandam. Ir šiandieninė politika viską sprendžia matydama detalės. Pavyzdžiui, koks nors mokslo metų trumpinimas. Aš neturiu atsakymo, nes tu gali patrumpinti, pailginti, bet ne apie tai kalba, reikia matyti visą procesą, visą sistemą ir tvarkyti visai kitus dalykus, nuo kurių po to priklausytų trukmė, o ne tiesiog paimti pakoreguoti trukmę. Simonai, tai dėl ko deginamas ekonomikos augimas ant laužo? Kairiųjų rankomis. Čia yra skaldymas. Retorika yra vis tiek verslas ir skurstantieji, kad kažkas turi mokėti, o kažkas turi nemokėti. Ir socdemai tą tobulai daro, nežinau kodėl kiti pasirašo ant šito. Tai socdemai aptarnauja tą rinkėją, kuris iš tikrųjų toliau yra socialiai remtinas ir valstybės išlaikymas. Tai čia yra posovietinė tęsiasi tradicija, kad valstybė tavim pasirūpins ir paims iš kažko. Ir, o ekonominis augimas, jisai, Sysas apie tai nešneka. Ta prasme, biudžeto finansų komitetas apie ekonomiką nekalba. Ir čia yra pavojinga. Dėl to, kad, visas augimas yra vis tiek iš kuriančio žmogaus, iš kuriančio piliečio ir jeigu mes nuolat siūsime per šitą kadenciją signalą, kad valstybė tavim pasirūpins, sukursim kažkokią gerovės valstybę, tai reikia prisiminti liberalo Kęstučio Glavecko mokymus, kad tik darbas, tik dirbantis žmogus, kuriantis žmogus ir Lietuvai reikia daug žmonių, kurie turėtų daug turto, daug milijonierių ir dėl to reikia kovoti. Ta prasme, visos pasaulio ekonomikos kovoja dėl to, kad tose ekonomikose būtų turtingų žmonių. O Lietuvoje dabar yra, jeigu tau pasisekė, tai, mes tave ant trumpo paimsime. Ir tai atvirų mikrofonų dabar sakoma yra Seimo tribūnoje. Taip, ir ta prasme, nesididžiuojama. Ir ta prasme, šita vyriausybė, jinai kuria problemas. Vat ką tu sakėjai, žinai, kad, ta prasme, mes turime milžiniškas krizės su Amerikos užsidarimu, su krašto apsauga, o viskas, ką mes diskutuojam, tai yra 300 milijonų eurų papildomas mokesčių paketas, kuris gali sužlugdyti ekonomiką ir atimti iš ekonomikos milijardus ir, jie ne tuo užsiema. Taip, tvarka. Ačiū Jums už pokalbį. 2 liberalų sąjūdžio frakcijos nariai Seime, Simonas Kairys ir Simonas Gentvilas. O Jums dėkui, kad klausėtės, dėkui, kad žiūrėjote ir mes dar sureikšminsim. Laimingai.